Labą, su jumis Arūnas, šiandien turėsime Jan jogą. Jan energija pradeda tekėti per išorinės rankų pusės, jinai įsijungia ražaliu. Vėliau, kai pasiražom nugarą, ražaliukas perina per nugarą, pasiražom per šonus, čia tulžies meridianas, per nugarą šlapimo puslės. Jeigu pasiražom priekio, atveriam skrandžio meridianą, bet ražalys prasideda nuo ko? Nuo rankų. Čia teka 3 meridianai ir pradedam nuo jų. Čia bus storosios žarnos meridiano medžio taškas. Jis įveda vėjo energiją. Vėjo energija tai reiškia judesi žarnyną į gaurelius, kad judėtų. Ypač kai vidury užkietėjo, užsistovėjo. Šitas taškas įveda pavasario. Džiaugsmo, atgimimo energiją žarnyną. Praspaudykit taip pat kitą ranką ir spaudykit skaudokai ir stiprokai. Kartu kvėpuokite žarnynu ir žvilgsniu va taip judinkit. Spaudo taškus ir žvilgsniu judinat, skatinat judesius. Valymas į žarnyną. Šis taškas įveda vaiko būseną, spaudot ir viduj su nuostaba, su lengvumu, su džiaugsmu. Kai šitą energiją nebeteka, žmogus praranda džiaugsmo, žavesio, nuostabos jausmą, su žavesiu, kaip vaikas, kaip faina. Šitą būseną įjungia žarnyno judesius, prarasit šią būseną ir žarnynas taps vangus. Kitas taškas, storosios žarnos meridianas teka link nosies. Užriesit nykštį, čia matot yra tarp 2 sausgyslių ugnies taškas. Spaudom šį tašką. Šis taškas įneša šilumą, pagerina storą žarnyno kraujotaką. Pagyvina, ugnies įneša, taip pat ir džiugesio įneša. Tai saulės taškas, džiugesio, paspaudykit stiprokai ir skaudokai. Ir su laiku išmoksit jausti šilumą, kaip žarnynas. Storasis šyla. Skaudokai, stiprokai, šie taškai būdina, žadina. Čia pirmas taškas, žavesio, nuostabos, čia daugiau džiaugsmo. Energija, vaiko džiaugsmo energija, kitą ranką. Ir žarnynas saulėtas, džiugus. Kitas taškas, čia pajausit toks kauliukas yra išsišakimas. Tai ant šito kauliuko yra žemės taškas. Jisai minkština vidurius, Kai būna sausumas, šitas taškas yra žemės taškas, o žemės energija atneša drėgmę, drėkina žarnyną. Taigi šį tašką paspaudysit, jis bus skaudokas. Ant kitos rankos pajauskit kauliuką, išsikišimą ir ant šito išsikišimo bus šis taškas. Jis įneša meilės jausmą žarnynui. Praspaudom. Pakvėpuojam žarnynu, meilės jausmą. Ir dabar prasiražom storosios žarnos meridianų. Išorinę rankos pusę į ražalį pervedam per ranką. Į dangų. Pagal Ten Shan astrologiją storosios žarnos meridianai jungia žydra ryto spalva. Pagal 5 elementus yra viena, bet pagal 12 energijų yra šiek tiek kitos spalvos. Ranką iškeliam į dangų, išsiražom išorinę pusę ir prasiražom išorinę rankos pusę. Kitą ranką, žydri pirštai, žydra ranka visa. Ir žydrumas dangus eina visą šoną, ražulys išorinę pusę. Kitą ranką išsiražom į dangų, pirštai žydri riešas, alkūnė, rankas, šonas, žydra. Ir paimam dangų, nuprausim veidą, įkvepiam į galvą kiaurai, žydrumu, į kaklą įkvepiam. Ilgi įkvėpimai. Jan kvėpavimas yra su ilgais įkvėpimas, kaip vaikas įkvėpia. Kaip vaikas įkvėpia? Kaip įdomu, kaip nerealiai, kaip faina. Taip. Inkvėpavimas, iškvėpimas ilgas. Jan įkvėpimas ir su dangumi krūtinė plaučius pripildom. Įkvėpiam dangaus, apsirengiam dangaus rūbais, įkvėpiam į plaučius. Į širdį dangumi, į pilvą. Dangumi įkvėpiam, kiaurai dangumi per pilvą pramasažuojam. Kiaurai dangumi per šlaunis, per blauzdas.
O dabar paimam dangų ir užsipilam. Ant galvos žydrumu, ant kaklo, ant krūtinės, ant kojų ir vėl dangų. Ant galvos lengvumu, ant kaklo lengvumu, ant krūtinės pilvo kojų lengvumu. Įkvepiam dangiškumu lengvumu ir nuprausim nuo galvos iki kojų. Iškeliam rankas, išsiražom išoriniam pusėm ir nuprausim same dangiškumu lengvumu. Kojas ištiesiam ir imam dangų ant galvos, kaklo, krūtinės, kojų, nuprausim, prisispaudžiam. Įkvepiam, išsiražom išoriniam pusėm, dangumi nuprausim galvą, kaklą, krūtinę, pilvą, kojas, dangiškumu, pėdas, prisispaudžiam. Įkvepiam, išsiražom išoriniam pusėm nugreitį ir vėl dangų lengvum ant galvos, kaklo, krūtinės, plaučių, širdies, pilvo, šlaunų, blauzdų, pėdų. Įkvepiam, vėl išsiražom, nuprausim dangumi, iškvepimas bus, kai lenksimės į priekį, dangišo šlaunis keliai, blauzdos, pėdas ir vėl įkvepiam dangumi, nuprausim, jauskit, kaip nusiprausit lengvumu dangumi. Žemyn prisispaudžiam vėl į dangų, dangumi nuprausim save. Kojas išplečiam ir imam dangaus energiją. Per pusę galvos, kaklo, krūtinės, kojas nusileidžiam žemyn ir vėl į dangų. Abiem rankom nuprausim. Pusę kūno, pusę galvos, kaklo, krūtinės, kojas, dangumi per pėdą. Ir vėl į dangų išsiražėm išoriniam pusėm nugarą. Ir vėl dangumi pusę kūno nuprausim. Į dangų ir dabar per kitą pusę. Per veido, kaklo, krūtinės, dangumi, per koją. Įkvepiam, išsiražom išoriniam pusėm ir vėl dangumi. Per pusę galvos, kaklo, krūtinės, lengva, lengva, lengva. Per šlaunį kelią, blauzdą, pėdą. Vėl įkvepiam, išsiražom išoriniam pusėm ir vėl nuprausiam dangumi pusę kūno. Dangiška, šlaunis, blauzda, pėda. Ir vėl įkvepiam. Lengva, lengva, lengva. Lengva, lengva, lengva. Išėpiam, lengiamas į priekį ir išsiražom. Ir nuprausiam visą kūną. Paimam dangų, galvą nuprausiam, kaklą, krūtinę, kojas žemyn, dangumi. Ir vėl į dangų išsiražom išoriniam pusėm. Dangumi, galvą, kaklą, krūtinę, kojas nuprausim. Sekanti energija saulėta. Nuo mažojo pirštelio teka plonosios žarnos meridianas per alkūnės mentes. Jis atidaro kūną, ištempia kūną ilgyn ir pirmas taškas, medžio taškas, kaip yra nariukas. Čia iš vidinės pusės praspaudykit šį tašką. Ką jis daro? Jis plonajam žarnyne skatina judesį, kad nebūtų pilvas išpūstas. Šita energija be galo svarbi. Jis greitina medžiagų apykaitą, duoda lengvumo daug. Jis jungia saulėtą energiją. Plonosios žarnos meridianas skleidžia saulėtą energiją ir pripildom save saulės spinduliais, kai spaudote. Saulės spinduliukais pripildykit. Įkvėpkit saulės spinduliais. Paimam. Įkvėpim ir į save. Ir spaudom kartu, kiekvienu įkvėpimu. Įkvėpiam saulės spindulius į savo kūną ir spaudom. Jis duoda daug energijos, jis duoda daug gyvumo. Tai yra saulėta energija. Į plonąjį žarnyną įneša saulėtos energijos. Ypač, kai kandida grybelis, jis stabdo saulėtą energiją. Viskas stoja. O šitas taškas, jisai prajudina viską, kad praeitų, prakeliautų. Prajudėtų. Gaurelius plonąjį žarnyną įjungia. Gyvybingumui, judesiui ir stiprokai praspaudykit. Sekantis taškas, ugnies taškas, čia matysit, jis riešo įdubimu, jisai įneša saulėtą energiją į žarnyną, tai yra gerina kraujotaką. Yra žarnyno gaureliai ir ten kraujagyslės yra. Tai būtent šitą kraujotaką aktyvinat. Šitas taškas duoda dar daugiau saulėtumo, spaudžiat ir paimkit save spinduliais, va taip nuprauskit. Paimat spinduliais per galvą, kaklą, krūtinę iki kojų pirštelių saulės spinduliais. Praprauskit. Kitą ranką praspaudykit. Truputį šoniukus. Įdubimas.
Ir kiekvienu įkvėpimu įkvėpkit saulėtą džiugesio energiją. Ypatingai daug saulės energijos prikaupsit kūne. Daug gyvybingumo, daug džiaugsmo, daug energijos. Tai yra veikia stipriau negu kava. Kava birklina. O čia džiugina, gyvina, kai trūksta daug energijos, o šis meridianas ypatingai, aplamai visi šie išorinės rankų pusės meridianai. Sekantis taškas, kaip yra kauliukas. Čia ant šito kauliuko praspaudykit, ką jis daro. Yra žarnynas, yra gaureliai, yra kraujagyslės ir jos ką padaro? Paima medžiagas. Kad paimtumėt medžiagas, ypatingai yra svarbus šis taškas, kad būtų geras medžiagų įsisavinimas. Ir prauskitės, visą laiką jauskite, kaip bangos saulėtos eina nuo galvos iki kojų, kitą ranką. Mėgaukitės, kiekvienas taškas įsiunčia palaimų, atveria tam tikrą dvasią mūsų kūne. Saulės spinduliais nuprausiam save. Ir sulenkiam vieną koją, kitą koją dėkit ne pėdą, o briauna. Paguldykit. Ir dabar paimam saulės energiją ant galvos, kaklo, krūtinės. Nusileidom. Įkvepiam, išsiražėm išoriniam pusėm mentim saulės energiją per galvą, kaklą, krūtinę, kojas. Nusilenkiam. Vėl įkvepiam, išsiražėm. Lenkiame žemyn, iškvepiam saulės energiją per savo kūną. Ir vėl įkvepiam, išsiražėm saulės energiją per galvą, kaklą, krūtinę, kojas. Žemyn. Kita koja, per apačią šlaunies, kita. Jeigu eina, perkelkit, neina, laikykit taip, tiek, kiek eina, dėkit ant briaunos, va štai taip. Rankas iškeliam aukštyn, išsiražam išoriniam pusėm, ypatingai metam ir saulės energiją, galvą, kaklą, krūtinę, kojas nuprausiam, lenkiame žemyn, vėl įkvepiam išoriniam pusėm, išsiražam ir per veidą, kaklą, krūtinę nuprausiam saulės energiją. Susilenkiam žemyn ir vėl įkvepiam saulės energiją, džiaugsmą per galvą, kaklą, per stuburą, pilvą, krūtinę, kojas, nusilenkiam žemyn, vėl įkvepiam, išsiražom išoriniam pusėm mentim ir vėl saulės energiją, džiaugsmą per savo kūnelį, nuprausiam, nusilenkiam. Koją į šoną sulenkiam ir įkvepiam saulės energiją per savo kūnelį iki kojas. Įkvepiam, išsiražėm išoriniam pusėm nugarytę, saulės energiją nuprausiam iki kojos, iškvepiam, įkvepiam, išsiražom išoriniam pusėm nugarą. Lenkiat atgal, patemkit su ražoliu, nuprausiam saulės energiją. Ir įkvepiam per nugarą, per kojas, žemyn. Imam kitą koją, iš šonelį, kitą sulenkit, eina tiek ir tiek, viskas gerai. Kai kasdien darysit, lankstumas atsiras. Turiu žmonės, kurie net 80 metų pradėdavo daryti jogą ir lankstumas, koks iki 90 metų jau žmogus per 10 metų, oho, kiek prasilanksta, neribokit savęs. Ir įkvepiam, išsiražėm saulės spindulį, džiaugsmą, žiūrėkit veidą, užpildykit kaklą, skydliaukė šypsosi, plaučiai, širdis, skrandis, žarnynas, kojas, susilenkiam žemyn, eina tiek susilenkti ir gerai viskas. Išsiražėm, išėm saulės spindulį, džiaugsmą, šypsinam ant veido, kaklo, skydliaukės, plaučių, širdies, pilvo, kojų, nusilenkiam, iškvepiam ir vėl įkvepiam, išsiražėm saulės spinduliukais, nuprausiam, iškvepiam ir vėl išsiražom saulės spindulį, prausiame save. Prausiam save džiugesiu, saulės spinduliukais. Dedam koją ant šlaunies, įkvepiam į viršų, išsitempiam ražolių saulės spinduliais per galvą, kaklą, krūtinę, koją žemyn. Vėl įkvepiam, išsiražėm išorinę pusėm nugarą saulės spinduliais per savo kūną. Žemyn. Vėl įkvepiam, išsiražėm saulės spinduliai kiaurai, saulėtos rankos kiaurai galvą, kaklą, plaučių, širdį, pilvą, kojas, žemyn. Kitą kojelę užsidėjom. Įkvepiam į viršų, išsiražėm džiaugsmingai saulėtą ir saulės energiją pripildėm galvą, skydliaukę, raktikaulius, plaučius, širdį, pilvą, koją, žemyn iškvėpimą ir
Įkvėpiam, prausiamės. Mentis paimkit ražalio. Nuprausiam saulės spinduliais ir vėl į dangų. Nusiprausiam. Saulės spinduliais į veidą. Į kaklą. Į krūtinę. Į pilvą. Džiugesio šypsenų iš šlaunies. Į dubenį. Į kelius. Į blauzdas. Įkvėpimo į pėdas. O dar paimam saulės spinduliais. Iš apačios į viršų tolyn braukiam. Saulės spinduliais per kojas, pilvą, krūtinę, kaklą, galvą išėpiam ražalį išoriniam pusėm. Iškvėpimo ir vėl įkvėpimo. Per kojas, pilvą, krūtinę. Tai yra vidinių pojūčių joga. Jūs lavinat savo vidinius pojūčius ir ypač būsenas, emocijas. Nu ir keliaujam prie kito meridiano. Išorinėse rankų pusėse 3 meridianai yra. Pirmas, žydra spalva, budina, švarina, šviesina, lengvina. Žydra spalva. Antras, duoda daug saulės energijos, daug džiugesio, gyvybingumo ir prausimės saulės energiją, prausimės saulės energiją. O trečias, tai yra, kai saulutė leidžiasi, triapšildyto meridianas veikia. Jis mistinis yra, paslaptingas, jis atveria kaip įdomu, kaip nerealiai, atveria žmogų naujom, įdomiom žiniom atrasti. Nes tai yra tokia būsena, kuri gyvina. Dabar tarp mažo ir bevardžio pirštelio yra medžio taškas. Triapšildyto meridianas ką daro? 3 apšildytojai. Ką tai reiškia 3 apšildytojai? Sujungia 3 kūno dalis. Apatinė, vidurinė ir viršutinė. Kas apjungia juos? Stuburo nervai. Taigi, jis veiks stuburo nervų. Šitas taškas daro stuburą lankstų ir gyvybingą. Kad nerviukai su visų kūnu susisiektų, sujungtų su smegenim, kad viskas dar neįvyktų. Praspaudykit. Kas negali šito taško spaudyti? Jeigu laukiatės, gali persilydimai būti. Nes šis meridianas triapšildytų veikia gimdą. Gimda yra Jan organas, tuščia viduris. Yn organai yra pilna vidurė, Jan tuščia viduris. Taigi spaudam šį tašką ir jis įveda į stuburą daug lankstumo. Daug gyvybingumo. Ir matykit, stuburas jis lankstus, va toks kaip gyvatėlė. Lankstus. Ir kai spaudat šį tašką, visaip lankstykit stuburą. Visaip gyvinkit stuburą, gyvinkit. Tai stuburo lankstumo, gyvybingumo taškas, regeneracijos taškas. Lankstykit, judinkit ir matykit jį visą minkštą, lankstų. Sukinėkitės kaip kūnelį norite, lankstykitės visaip. Sekantis taškas. Dedam 4 pirštus, už 4 piršto čia bus ugnies taškas. Jis įveda į stuburo nervus ugnį, kad dar geriau stuburo nervai, šilumą į stuburą. Ir kai spaudo šį tašką, karštis į stuburą eina. Karštis į stuburą. Įkvėpkit ir per silavą praveskit per stuburą. Jeigu neina, praves pradžioje kryžkaulį. Palaipsniui po truputį vis aukščiau per kryžkaulį, juosmenį. Šildykit, jauskit, kad karštis kyla per stuburą. Po truputį išmoksit spaudydami šį tašką. Žiūrėkite, kai vienas taškas atneša dvasią. Šitas taškas, jisai duoda šilumą stuburo nervams. Dar geriau sujungti vidaus organus su smegenim. Šis taškas labai svarbus moteris. Pirmas, jeigu yra miomas, tai šis taškas padeda išrinkti miomas. Bet angliavandenių, šakninius vaisius, visus angliavandenius reikia išmesti laukan. Šitie taškai valo gimdą miomas. Ir stuburą taip pat. Šitas įneša moterims. Jeigu sirgimai dingo, šitas taškas grąžina sirgimus, jeigu per anksti dirgo sirgimai. Kartu jis veikia ir stuburą. Šildo. 4 pirštus uždėjot ir įspaudėt skaudoką ir spaudykit arba judinkit truputį link riešo, link alkūnės. Šiluma į stuburą. Karštis į stuburą. Įkvepiam karštį, šilumą per stuburą. Palaima iš šito taško, palaima, karštis į stuburą.
Ir žalkūnės taškas čia yra, ypač jeigu yra sunykę tarp slanksteliniai diskais padeda atstatyti, bet čia laiko reikės daug. Ypatingai gerai kaulų sultiniai. Stuburo pratimai mankštas atliek, kitą pusę taip pat. Stiprokai, skaudokai. Taigi, trijų apšildytų meridianas eina nuo bevardžio, rankos pasiražom, ranką pasiražom. Tai yra purpurinė spalva, vakaro spalva. Ranką iškelkit, tiek viena, tiek kita ranka pasiražykit išorinę pusę. Ir vakaro tokia mistinė energija pareina į kūną. Atsisukam į mane ir ranką prie priešingo peties ir sukamės į šoną. Ir išorinė rankos pusė su ražuliuku pasitempimu ir vakarinė purpurinė saulė į ranką, į veidą, į kaklą, į šoną. Patempiam, atleidžiam. Patempiam, atleidžiam. Patempiam, atleidžiam. Kitą šoną. Rankai priešingą pusę, išorinė pusė šonas ražuliu, žiūrėkit, veikia ir stuburą. Patempiam ranką, kaklas, mentis, jausmuo pasiražo. Atleidžiam. Patempiam išorinę rankos pusę, purpurinė spalva, vakaro rausvumas į kūną, kaklos lankstelį, menčio juosmens pasitempia. Atleidžiam ir vėl. Patempiam ranką, išorinę pusę, petį šonas, pasitempia šonas, kartu kaklas, mentis, jausmuo į kitą pusę vėl. Ranka, išorinę pusę ražuliukų tempimu, kaklas, mentis, jausmuo, ražuliukų tempimu, malonumu. Vėl išorinę pusę, kaklas, mentis, jausmuo, ražuliukų patempiam, atleidžiam ir vėl. Išorinę pusę, kakliukas, mentis, jausmuo, patempiam. Ir vėl į kitą pusę, išorinę pusę, kakliukas, mentis, jausmuo, patempiam. Pervedam ražulio energiją, jano energiją, išorinę pusę, kaklas, mentis, jausmuo, pasitempiam. Ranka prie peties, pasisukam šoną. Ranka, ražuliukas per ranką, per veidą, kaklą, šoną. Įsijungia tulžies meridianas, kuris eina per šonus. Išorinė pusė, veidas, kaklas ir šonas. Pakeičiam pusės, kitą pusę, išorinė pusė, ražuliukų tempimu, veidas, kaklas, šonas. Kita pusė, išorinė pusė, ražuliukų tempimu, veidas, kakliukas, pilvo, kojos, šonas. Ir trijų apšildytų meridianas perduoda energiją tulžies meridianui. Čia yra pavasario energija, 3 meridianai įjungia. Džiaugsmo, lengvumo, saulėta, gyvybinga. Čia įjungia vasaros energija. Tai yra tulžies meridianas. Uždėkite, kaip eina kauliukas čiurnos, 4 pirštus. Ir čia yra 2 kaulai. O štai čia yra taškas, kuris aktyvina, tai yra ugnies taškas tulžyje, aktyvina tulžį, kad tulžis gerai išsiskirtų. Jį galite su pirštu, jį galite va štai taip ir su krumpliukais, galima net su nykščiu. Aukštyn žemyn, kad pataikinu per 4 pirštus. Ir už 4 piršto, va štai taip krumpliuku. Klausykitės tulžies. Šitas taškas šildo tulžiui, aktyvina tulžies išsiskyrimą. Tulžis be galo svarbi yra. Kai skauda smilkiniai, tai reiškia, kad tulžies meridianas yra užblokuotas. Spaudant, stebėkit šilumą tulžį. Kita koja taip pat paėmėt, uždėjot 4 pirštus nuo krumpliuko. Po 4 piršto uždėjot va taip, panykšti galit. Tarp kauliukų ir va štai taip paspaudykit ir klausykitės tulžies. Šiluma į tulžį. Kvėpuokit tulžim, šiluma. Karštis į tulžį. Galima ir su pirštais, taip, galima visaip. Galima ir su krumpliuku vidiniu užsidėjot 4 pirštukus ir va štai aukštyn žemyn. Galima ir štai taip pratrankit šitą dalį aukštyn žemyn. Pirmas taškas eina nuo akių šoną. Tai yra atveria akis. Tulžies meridianas padeda pasinerti medžius į obuolį, į maistą.
į žolynus, jausti žoles, jausti medžius, jausti žmonės. Tai yra aš tavy tu many. Tai yra išmokti savo kūną praplėsti. Tai yra pirmas taškas, įjungia tulžies meridianą. Čia palaima. Taškai jie va taip veikia, kaip akmenukai, meskite į vandenį ir jie kokią palaimą ateina. Prabraukit per šonus, atverkit šonus ir va taip išplėskit. Išplečiam šonus, paimam, prabraukiam tulžies meridianą ir išplečiam. Tulžies meridiano energija yra, va taip, išcentrinė iš kūno. Toliau, labai svarbus taškas čia yra tarp bevardžių ir mažųjų pirštelių. Jis skatina tulžies išsivalymą, jis nepaprastai skatina, kad praeiti tulžį. Dėl ko tulžys nepraeina? Opistorchai būna. Kai skrandžio rūgštis nusilpsta, parazitai pradeda iš žarnyno kilti visų pirma į tulžį. Kas neleidžia ten ateiti? Skrandžio rūgštis. Jeigu naipdirbs maistą, tai parazitai ten nekils. Tai visų pirma tulžiai įtakinga, labai svarbu stiprinti skrandžio rūgštį. Atstukas prieš maistą 30 minučių su vandenuku pagerti, giras pagerti, vyno šaukštą 1-2 į šiltą vandenį 30 minučių. Ir čia praspaudykit. Kas negali šito taško spaudyti stipriai, labai švelniai, pas ką yra dideli akmenys, nes jis gali skatinti akmenų išėjimą. Todėl jeigu dideli akmenys spaudykit labai švelniai, bet tiesiog taip patrinkit ir prašildykit. Va šitie va taškai, čia ugnies yra, jie tirpdo akmenys. Ir kas dar tirpdo? Va čia matysit, yra kauliukas ir įduba. Va čia šitie taškai yra žemės taškai, jie tirpdo akmenys. Taigi akmenys tirpdo ugnies taškai ir žemės ypatingai taškai. Šitas taškas taip pat skatina, kad daugiau išsiskirtų būtų tulžies. Tai yra padidina tūrį žemės taškai visi. Tai yra žemė. Ir dabar kaip suaktyvinti šią energiją. Pradžiai energija eina per ranką, vėliau per šoną. Sukamės atgal, išorinę pusę ir veidas, kaklas, šoniukas patempkim. Malonumas. Į kitą pusę. Sukamės išorinę pusę, veidas, kaklas, šonas. Patempiam su ražuliuku kartu ir stuburu. Išorinę pusę, veidas, kaklas ir energiją perveskit per šoną. Į kitą pusę. Išorinę pusę, šonas, pasiražėm. Ant keliukų. Ir išorinė pusė ražalių, veidas, kaklas, šoniukas, perveskit ražaliuką per šoną, palaima per šoną. Išorinė pusė, veidas, kaklas, šoniukas, palaima per šoną. Kita ranka, išorinė pusė, veidas, kaklas, šonas, palaima per šoną. Kita ranka, išorinė pusė, veidas, kaklas, šoniukas, ražaliukas per šoną. Vėl per ranką, per veidą, per kaklą, per šoną. Kita ranka, išorinė pusė, per ranką, per veidą, per kaklą, per šoną. Tulžies meridianas padeda jausti. Kai žiūrite medžius, išplėskit save. Kai žiūrite žolynus, išplėskit save. Kai žiūrit į žmogų, išplėskit, susijungkit su juo, aš tavy tu many. Skrandžio meridianas teka per priekį. Pirmi taškiukai po akim. Pabarbenkit. Skrandžio meridianas mažina baimės jausmą, duoda pasitikėjimą savim. Prabarbenkit. Vėliau krūtinę pradaužykit. Nes skrandžio meridianas teka žemyn. Jeigu skrandžio meridianas užblokuotas krūtinė įkritus ir moterim limfa neis. Čia be galo svarbu lengvai pradaužyti delniukais, kumštukais. Pasiražyti veidų, kaklų, krūtinę, veidų, kaklų, krūtinę, veidų, kaklų, krūtinę. Prasiražyti meridianų. Toliau per viršų kojų. Kad praeitų per kojas energiją, kad nesistangdintų, kad kojos būtų tvirtos, stiprios. Ir taip vadinamas nemirtingumo taškas. Jeigu uždėsit nuo kelio girnelės 4 pirštus ir čia bus taškas ir po kitą. Ranka taip pat. Po girnelę 4 pirštai ir va štai taip galit prasispaudyti šitos taškus stipriau. Klausykite skrandžio. Ką šitas taškas daro?
Skrandžio gleivinę atstato, ypač jeigu žaizdos yra. Užgydo žaizdas. Bet nuo ko žaizdos skrandė? Per daug šakninių, bulvių, moliūgų, per daug morkų, burokų, geriau jos visus rauginti, kad angliavandeniai išeitų. Per daug vaisių, džiovintų vaisių, košių per daug. Kas būna, kai valgom šitą maistą, žarnyno parazitai, bakterijos grybeliai apsigyvena skrandyje, jie sudaro žaizdas. Ne skrandžio rūgštis žaizdų niekada nesudarys. Kai būna skrandžio rūgštis 1,2 pH, Michailis Geršonas, Antrosios smegenys knygos autorius rašo, labai žymus gastroenterologas, Hiromišinį japonų gastroenterologijas, ištyręs 300 000 žmonių sakydavo, kai 1,2 pH rūgštis nekyla. Parazitai neina, piloris neišgyvena skrandį. Suprantat? Va čia atstato gleivinę. Toliau, sekantis taškas. Kai užriesit pirštus, čia bus sausgyslė. Ir už šitos didžiosios tarp dviejų sausgyslės čia yra skrandžio ugnies taškas. Jisai dirbo, jisai virškina baltymą. Jeigu ugnies bus mažai, tada valgant baltymą inkstai turės baltymą šalinti, nes skrandžio rūgštis baltymo nesuplėšys, negausit statybinės medžiagos, amino rūgščių. Taigi šis taškas ypatingai svarbus. Ir čia, kai spaudot, skrandį pripildykit raudoną spalvą, karščio spalva. Sekantis taškas yra skrandžio meridiane. Jisai skatina, kai skrandį pavalgėt ir stovi. Dažniausiai nuo ko stovi? Angliavandenių per daug. Mažinkit tik fermentuotus, rauginkit grūdus, šakninius. Ir va čia praspaudom skrandžio taškus, jie padeda, suaktyvina kartu skrandžio rūgštį ir kad nestovėtų skrandį. Ypatingai pas ką gleivė šitas taškas ypatingai svarbus, jis mažina gleives, nes čia yra medžio taškas. O energija vėjas, vėjas išpučia drėgmę. O štai. Ir skrandžio meridianas ką jis skatina? Jis skatina baltą spalvą, šviesiai žydrą arba baltą. Patempiam koją ir bangos į veidą, kaklą, krūtinę. Baltos bangos, pasiražykit priekiu. Kartu puikus pratimas dubeniu, paspirakliuokit kitą koją. Įkvepiam bangos į veidą, kaklą ir krūtinę, ražuliukų. Išorinės pusės krūtinė koja. Veidas, kaklas, krūtinė, ražuliukų priekiu, išorinės pusės ir krūtinė. Vėl į bangą. Įkvepiam. O dabar paukščiai skrenda. Išoriniam pusėm ražulių ir krūtinė priekiu. Iškvėpimų, įkvėpimų, išoriniam pusėm ražulių, veido, krūtinė. Iš kūno paukščiai skrydis, skrandžio meridianas duoda dvasinio pakilėjimo jausmą. Ir dabar atsilenkit, va taip. Išskrendat, sustiprinsit šlaunų raumenis. Gulam ant nugaros, rankos į šonus ir paspirakliuojam kojom. Danguj gulim, balti debesis per kojas, per pilvą, krūtinę, rankas. Įkvepiam ir pripildom visą kūną baltais debesim. Kiekvienu įkvėpimu baltais debesim, koją ištiesiam, kitą sulenkiam, pirštų suneliam ir kelią spaudžiam prie krūtinės, į pėdą balti debesis, įkvepiam, į blauzdą balti debesis, įkvepiam, į kelią. Iškvėpimas bus, bet įkvėpimai ilgesni, jan stiliai įkvėpimai ilgi, išlauni balti debesis, į dubenį, spaudžiam koją, lengva, lengva, baltų debesų koja lengva, kitą koją suspaudžiam. Ir vėl į pėdą balti debesis, į blauzdą, į kelią, į šlaunį. Įkvepiam koją baltais debesimis. Lengva, 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 lengva. Imam koją ir balti debesis. Į pilvą, krūtinę, kaklą, galvą. Iškvepiam ir įkvepiam balti debesis. Į pilvą, krūtinę, kaklą, galvą. Iškvepiam ir vėl koją galim ir už galvos, tolyn į pilvą, krūtinę, kaklą, galvą, balti debesis. Imam kitą koją ir įkvepiam. Balti debesis, lengvumas, kiaurai, krūtinę, kaklą, galvą. Koją galit sulenkti, jeigu sunku. Vėl į krūtinę, kaklą, galvą, balti debesis. Kiekvieno įkvėpimo koją dedam ant šlaunies, kitą po sėdynę šlaunim, rankos į šonus ir baltosiuose debesyse.
Įkvepiam ir išskrendam, įkvepiam ir išskrendam. Skrandžio meridianas duoda dvasinio pakilėjimo jausmą, skrydžio. Kita koja po sėdynę, kita ant šlaunies ir vėl. Kaulai balti, kūnas baltas. Kojos tiesiai. Sėdam, išskrendam išoriniam pusėm krūtinę ražuliukų. Gulam ir vėl. Įkvepiam pečiais krūtinę ražuliu. Iškvepimą ir vėl. Išskrendam pečiais krūtinę ražuliu. Išskrendam. Iškvepimą ir įkvepiam. Išoriniam pusėm krūtinę. Ir nusiprausiam baltais debesimis. Ai, kaip gerai. Veidą, kaklą, krūtinę, pilvą, kojas. Kvėpuosit ne mechaniško, kvėpuosite jausmais. Susijungsit su gamta, žiūrėdami į gamtą, jūs tapsite viskuom. Atrasit ryšį. Dvasinės praktikos, jos turi atrasti ryšį. Su gamtos virsmais, su energijom, žodžiu, kuo daugiau klausytis, matyti, jausti. Ir šlapimo pūslės meridianas teka per galvą, nugarą žemyn. Pirmi taškai tai čia, prie akių, jie pagerina regą. Paspaudėte, įkvėpti ir meilės jausmą, kaip teka šlapimo pūslės meridianas pervesti, o štai taip. Paspaudom ir meilės jausmą praleidžiam. Pabarškinam galvą, nes šlapimo pūslės meridianas atveria smegenis visumai, vieniui prajausti. Dievui visame, visame. Dievas yra visame, tuštuma yra visame, didžioji dvasia yra visur. Išsiražom išorinę pusę, pakaušio mentimis juosmeniu, nes šlapimo pūslės meridianas eina per nugarą, kitą ranką, išorinę pusę, nugarytę, juosmeniu. Vėl išorinę pusę, mentis juosmuo, ražuliu. Išorinę pusę, mentis juosmuo, ražuliu. Gulam ant pilvo ir meilės jausmas eina per viršugalvį, kaklą šalia stuburo į sėdynę kulnus. Meilės jausmų per pilvą, krūtinę, rankas ir įkvepia. Meilės jausmas per viršugalvį, per pakaušį, kaklą šalia stuburo, mentis juosmenį, per sėdynę iki kulnų su ražuliuku, meilės jausmų. Per pilvą meilės jausmą, krūtinę, kaklą, galvą ir įkvepiam per viršugalvį. Mentis juosmenį, per kojas atgal. Ir gulam ant nugaros, koją vieną galim sulenkti ir imam koją atgal. Meilės jausmų tolyn prispaudžiam, tiesiai nuleidžiam ir įkvepiam. Meilės jausmų koją į dangų, toli, toli, toli atgal. Iškvepiam, nuleidžiam ir vėl įkvepimų meilės jausmų. Prarandam koją ten, meilės jausmų ir patampam. Kita koja, įkvepiam atgal aukštyn, patempiam, nuleidžiam, vėl įkvepiam, atgal, 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 tolyn. Iškvepiam, nuleidžiam ir tolyn paleidžiam koją ir paspirakliuojam meilės jausmą. Meilės jausmas būna in, apsikabinti, o jam meilės jausmas visam pasauliu. Koja ant kulno, meilės jausmų per kūną, išsiražom, tai yra auksinė spalva, nuprausiam galvą, kaklą, krūtinę, kojas, nusilenkiam žemelį, padėkojam ir vėl įkvepiam. Meilės jausmų per kūną aukštyn, išsiražom išorinę pusę nugarą ir nuleidžiam meilės jausmą per galvą, kaklą, krūtinę, kojas žemyn ir įkvepiam. Meilės jausmų per kūną, į dangų išsiražom ir meilės jausmų žemyn. Kita koja. Ant kulniuko, meilės jausmų per kūną, išsiražom išorinę pusę nugarą ir nuleidžiam meilės jausmą žemyn. Pakeliam aukštyn, meilės jausmą, išsiražom nugarytę, meilės jausmą per galvą, kaklą, krūtinę, pilvą, kojas žemyn. Ir vėl meilės jausmą per savo kūną pakeliam, išsiražom ir nuleidžiam per nugarą, kojas žemyn. Sėdam. Ir čia nuo krumpliuko iš šono yra taškas, ugnies taškas. Ką jis daro?
Jis padeda, kad pratekėtų šlapimo pūslės meridianas per nugarą link kojų, žemyn, kartu pagerina ir stuburo funkcijas, nes kaip teka blogai šlapimo pūslės meridianas, jis užstringa, kad jis pratekėtų tolyn, labai gerai šį tašką suaktyvinti. Kartu šis taškas ką daro? Pagerina, klubinės arterijos yra ir pagerina kraujotaką ir jaka vadinasi eksterna, kraujotaka į pilvą, į šlapimo pūslę, į prostatą kraują. Jeigu čia kraujas blogai ateina ir potencija vyram blogai. Ir pūslė negauna, prostata negauna kraujo. Šis taškas pagerina kraujotaką į šlapimo pūslę. Čia ir moterims svarbu. Nes kai sfinkteris nebedirba, nebelaiko šlapimo pūslės, kai lašėjimas vyksta vyresnio amžiaus, šį tašką būtina spaudyti, kad vožtuvas dirbtų. Jis gerina kraujotaką. Prie nagučio taškas. Jisai stabdo, kad naktį tualetą dažnai nebėgiotumėt. Jis mažina uždegimus. Čia metalo taškas, ypač kai dirglioji pūslė būna, dirglumas įvairūs. Ir čia prie mažo pirštuko yra šalčio taškas, šis taškas stipriausias nuo uždegimų. Jis taip pat mažina naktinį bėgiojimą į tualetą. Aš tai praspaudykit, praklausykit savo kūno. Ir dabar šlapimo pūslės meridianas pajauskit. Meilės jausmą paleiskit visur. Viskas yra šventa, tyra. Meilės jausmas visur. Kur yra Dievas? Visur. Paleiskit šį jausmą. Visur. Kur didžioji dvasia? Visur. Žiūrėkit, Dievas, meilė, didžioji dvasia, viskas yra viena. Tuštuma yra viena. Žodžiai skirtingi, o tai viena. Paleiskit šį jausmą. Paleiskit meilės jausmą. Tai paimat ir begalybė, begalybė, begalybė. Vienio būsena, ta pati, meilė, tuštuma, ta pati, viskas kartu, didžioji dvasia. Skirtingi žodžiai, esmė ta pati. Prajauskit begalinę meilę. Tai šiandien ačiū, kad buvot kartu. Tai yra Jan joga, perėjom per visus 6 Jan meridianus. Ačiū, kad esat, prenumeruokit kanalą, pamatysite daugiau informacijos, gausit ir šiandien iki sekančių susitikimų. Iki.